Labas rytas. Atvykom į Rietavą ir šiandien pradedam 3 ar 4 dienų, kaip čia gausis pada, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, 4 dienų Žemaitijos turą tokį. Aplankysim keletą miestų ir šiandien pradėjom nuo Rietavo. Tai Rietavas iš tikrųjų mums yra labai ypatingas miestas. Nu, man ypatingas, bet ir visiems ypatingas, nes jis ypatingas tom, kad 1892 metų balandžio 17 dieną Rietave buvo įžiebta pirma elektros lemputė visoje Europoje. Ir mes jau čia kaip energetikai, tai balandžio 17 dieną visada švenčiam, čionais yra energetikos diena jau skaitoma. Ir pas mus visada būna šventė, tai visada energetikai mes ją paminim kokią nors būdą tenais būna. Kartais būna ten, Keksiukai. Kartais anksčiau būdavo įeinant į ofisą visi vadovai aukščiausi sveikina kiekvieną darbuotoją, ir panašiai. Tai šiandien pasivaikščiosim po Rietavą. Beje, Rietavas dar ypatingas ir tuom, kad čia buvo nutiesta ir pirmoji telegrafo linija. Tai va ne tik lemputė, bet ir telegrafo linija. O kur ta lemputė, nežinau, pas kažkokio žmonės kambarį rasti suko. Ir panašiai ir ne visai, nes šitoj vietoj biškai neaišku dėl 2 dalykų man, ko visiškai neišsiaiškinau. Yra kaip ir 2 šaltiniai, ne 2 šaltiniai, bet kaip ir 2 vietos, kur ta lemputė buvo įžiebta jau tokius, tai viena vieta yra bažnyčia Rietavo ir kai kur sako, kad čionais tas įžiebimas ir skaitosi tas pirmas, kur žmonėms parodė įžiebtą lemputę, tai bažnyčioj, bet kita vieta tai Oginskių dvare. Ir aš nežinau, kur ten pirmiau buvo iš tikrųjų, kuris tas pirmas įžiebimas, nes šiaip gal laiko labiau, kad čionais bažnyčioj, kad kai jau žmonės visi pamatė, bet sako, kad Oginskių dvare šiek tiek anksčiau buvo įžiebta. Bet balandžio 17 dieną, tai jau čionais bažnyčioj buvo įžiebta. Tai eisim dabar šitų vietų apsižiūrėti. Ir, dar ką apie Rietavą, žinau, kad čia yra baisiai didelis turgus. Šiaip. Ir pats miestas tai yra kaip ir tokia, irgi girdėjau, kad kaip ir riba tarp 2 tarmių, tai daunininkų ir dūnininkų. Nes žemaičių kalba dar skaldosi į keletą mažesnių tarmių, tai daunininkai, dūnininkai ir dar kažkaip nepamenu tos trečiosios. Tai tokia įžanga, o dabar einam pasivaikščioti po patį miestą ir pasižiūrėti, kas čia gražaus. O mačiau, kad čia yra gražių dalykų labai. Bandysiu vandenį. Kad šalta labai galbūt. Bet aš bandyti reikia. Gerai. Kad čia šlapia. Batus sušlapia. Greitai bandyk vandenį. Aukotas? Čia šlapia visą. Tai. Šalta. Atėjom prie Oginskių dvaro ansamblio, dabar vaikštam po parką. Tai va čia ir buvo tie rūmai, gaila, jie jau visi neišliko, bet kažkur čia ir buvo įžiebta ta pirmoji lemputė. O energijos jinai gavo iš malkomis kūrenamo generatoriaus, kuris buvo įrengtas kažkur dvaro lentpjūvėj.
ir galia jau buvo 36 kW. Kol kas tik uolai. Jo, bet nu taip, tokie su, nežinau, dvasia. Tokie kažkokie. Bet jauki neturėtų būt. Daugumai čia ir įkrist ar galima gal. Nu, ne tai, kad įkris, bet susižeistų. Vis tiek, žinai, Nu, bet čia koks nors vaikas eitų ten, čia ir surodiega. užkliūtų, pargriūtų, susižeistų, įsipjautų, stabligę susirgtų, dabargi neskiepyti. Eik tu pirmas. Oi, negaliu. Nejauku. Toks gan tikroviškas. Ta. Tai visai neatrodo tikroviškas, žinai. Nu, aišku, ne, bet čia žiūrėk ir BNB dar yra. Pernakvot gal. Įsidėk šitą. Aš nežinau, gal. Ai, gal čia tiesiog raktus, kai atrakina gasme. Gal. Nejauku tie buvo. So the Soviets left here in 1984. Ne patys jaukiausi, So kai apie karą nėra jauku. they 77 they stopped having missiles in the before they left. Matyt, jiems čia labai neišsinaikino iš čia. Čia amerikiečių. Jo. Tai iš čia įvykimo, bet čia jau čia pasakojo, kad iš Vietnamos pavasario, kai jis kilo nuo Bet kokie įdomu čia kranai tokie. Kas ten per paveikslas? Ai, NATO parašyta, tipo... Kad siurbia pinigus iš žmonių, žinai, propaganda. Automatai. O, maketas. Kas čia taip ūžia? Ai, tai va ta šachta čia. Va, matai ir tos skylės, kur įlys, sakiau, matosi. Ten kur rūda. Aš tai ir atsimenu. Iš šono, ne taip kaip duris normaliai praeitam. So this was the fueling station here.
Tik rankos padidintas. Ne, tokios buvo. Didžia rankė. Nuo radiacijos. Kodas. O koks kodas? Pagrindimo. Biškai klaidu šitam bunkeryje, nes vaikštant taip, kai kur durys uždarytos. Ir atrodo, čia galima, negalima tos durys, bet galima. Asociacija su kokiu kaukolė. Nežinau, bet va šitas tai naujoviškas atrodo anksčiau tokio būdų. Žinok, aš tai nežinau. Aš matydavau kažkur gal namie tokios va žalios šakės kaip jis atrodė. Beje, kamazas, kur senelis važinėjo. Skarelė su... Aš ten neįsiu. Galėjo čia nestatyti, aš jau bijau. Dar su kauku. Dieve, tu mane nesuvaisas. Aš su kauku. Tokia atmosfera nejauka. Čia bijojai. Bet žinok, dabar kitaip man atrodo. Tai nebuvo laiptai, matai, išdaužyta. Nežinau, ar ten žemyn dar galima nueit, bet gylis tai čia nemažas. Negalima žemyn. Nu, nesaugu, ten atidaryta, matyt, kažką galima buvo, kai pagal paskirtį Ne, čia reikia. bendrai ir žemėlapį tam lyg ir nėra. Ne. Išlikus ir senoji patekimo į šitą patalpą šachtą. Kai maža buvau, tai dar atsimenu, teko tokiu lipti, kaip aš bijau. Ten truputį laiptelį yra, o čia taip sliduts buvo ir mažai, kaip užsikabint, atrodo, kaip gali. Ir šitos, nežinau, grotų irgi nepamenu, kad būtų buvę. Tai dabar gerai, ten matau išdaužyti akmenis ir padaryti laiptai žmonėm ir vyresniem ir vaikam. Bet kaip pajusų atsimenu. Nelabai jauku, nelabai. Apskritai? Jo, nu va čia taip, žinai. Nu tai mano įspūdžiai šito muziejaus tokie, nežinau net kaip pasakyti, šiaip fainai patiko. Tik tais, nu, įdomiausia jau šitoj paskutiniai daly, kur jau pamatai tą visą tą šachtą, tai jau toks įspūdis, jau toks, nu, nes ant gylio, nežinau ten kiek, bet jau taip rimta. Neįmanoma dugno pamatyti. Tai va, to šiaip tais, nu jo, ta visa atmosfera tokia paliečia, dūšia paliečia. Dvejopi jausmai.
Taip, tai atvažiavom jau į pačią plungę, ar kaip čia jau reikėtų sakyti. Ar ne? Nežinau, nemoku. Jo, tai dabar sustojom jau nebe prie Maksimos reklamos nedarysim, sustojau prie bažnyčios ir einam pasivaikščioti. Tai dabar tikslas aplankyti čia keletą objektų ir pavalgyti tradicinių žemaitiškų patiekalų, tokių kaip šmakalas. Čia Justinas valgys. Indrutė valgys cibulinę. Nevalgys, aš tradicinę nesu mėgėja. Geriau salotų ar kažko. Nu, nežinau, žodžiu, bet aš tai paragausiu. aš visai linkęs pabandyti šitų, cibulinės ne, nes 2 sriubos per kartą būtų nelabai, bet kažką įdomaus, Silkienė. žemaitiško labai norėčiau. Tai vat, žemaitiško, bet ne žemaičių blynų. Kažko įdomiau. Tai va, gerai, einam. Nebūtinai man yra aplinka, bet... O čia va, turim šmakalą. Tai čia su silke, bulvės, kefyras. Tokia prieskonė? Sezono sėklos. Ne daugiau kažko. Įvertink. Žinok, įdomu. Fainai. Šalta. Fainai, žinok, geras skonis. Jauti silkę? Jo, jinai tokia sutrinta. Kepta matyti ir sutrinta. Tai žinok, grosiai valgyčiau vietoj šiltų barščių. Aš kai nelabai valgau žuvies, tai gal man nelabai. Žinok, nesijaučia. Atrodo kaip mėsa kokia. Skananas. Salotos, tai čia figienai atrodo. Karštas. Fais. Nuo šiol Justinas sakė, tik manęs klausys, kur eina valgyti. Negaliu ginčytis. Nes praeitą kartą tikrai buvo labai prastai. Praeitą kartą... Kai Nu, tai buvom Šilutėj. Šilutėj. Nu jo, Šilutėj, bet po to tai viskas gerai. Nes aš ten sakydavau. Na gerai. Skanaus. Vaikštam po parką ir priėjom žiauriai keistą medį.
Pažiūrėkit. Iš pažiūros lyg atrodytų normalus, viskas tvarkoj, bet prieini arčiau, kamieno vidurys tuščias. Čia žaibas trenkia ar kažkas. Tai mano dabar klausimas, kaip jis gyvas. Ta prasme, žaliuoja normaliai, nors čia tuščia. Perkūno ąžuolas. Ir kuo jis įžymus? Nežinau, reikia paskaityti tiesą. Aukštis 5 metrai, tai yra apimtis 5 metrai, aukštis 21 metras. Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Labai kanda. Kad Plungė fontanų miestas. Ne? Nu, čia daugiausia jų radom. Ir pirmą kartą jaučiu, kad chloro daug jame. Dydis tinka. Kaip tik. Čia matau pėdą įspausta. Autoriaus. Matyt. Čia chloro nesijaučia, bet švarus esu. Gali iš tą nuleidinėti. Sustojom dar prie Plungės jūros apžvalgos aikštelės. Tai jinai yra priešais Babrongos slėnį, kuris čia matosi, irgi visai labai graži tokia vieta su irgi ten tokia apžvalgos kaip ir aikštele. Čia plaukė laiveliai po šitą jūrą. Labai faina irgi vieta. Ir apskritai pati Plungė labai gražus miestas. Taip vaikščiodamas galvoju, kad sakau, jeigu reikėtų dabar daryti aplankytų miestų sąrašą ten pagal grožį,
O tai plungi būtų tikrai sąrašo viršui. Nežinau ar pirmas, bet tikrai viršui. Pirmose 3 vietose kažkur tikrai, Nu, tarp jo, 3, jo. 5, 3 tikrai. Pats jau dvaras toks gražus, aplinka, fontanai. Šiaip pat ir pats tas dvaras, tai taip paėmus šito, man irgi labai patiko Biržų dvaras. Ne Biržų dvaras, o tas, kur ten per tą tiltą perėjus. Ne Biržų dvaras, jis vadinamas kažkaip kitaip, užmiršau dabar pavadinimą. Bet vis irgi labai gražus, bet čionais daugiau visko, daugiau pastatų išlikusių. Visas kiemas, tas toks irgi fainas. Nu, žiauriai gražiai. Tai jo, tikrai vienas gražiausių Lietuvos miestų. Ir fontanų labai daug pastebėjau, kas mums patinka. Ir kokybiškų, ar kaip čia pasakyti, kad tokie tikrai gražus. Įspūdingi visi, nėra taip, kad kažkoks nuobodus, kažkoks tiesiog viena čirkšlė ar panašiai, o čia didelė, įspūdinga. Tai va, tai dar čia biškį pasėdėsim, gal dar biškį kažkur paeisim ir trauksim link savo nakvynės vietos. Tai šią dieną jau kaip ir uždarome tada. O rytoj keliausim į Kretingą ir... Viršau. Salantus. Salantus. Jo, nes dar keliom šią dienos priplanavę šitų miestų, tai biškį maišosi, kada į ką važiuosim. Tai rytoj Kretinga tikriausiai. Ne, Kretinga tai tikrai ir Salantai.